Aktorius, režisierius Valentinas Masalskis ne visiems pažįstamame amplua. Plungės rajone, Kulių miestelyje žymus menininkas kviečia vaišinti svečius. Sofijos festivalio, kurį organizuoja su žmona Raimonda, lankytojus. Klausyk, mažai išrinkite tešlo gyvatį. Taip, nes aš radau pažiūrėjau kūnės gabalą radau. Ir dar visų pasakymą. Ne, čia patys didžiausi vyrėjai, kurie padėjo. Čia yra tarkuota cepelinų tešla. Ir mes jau dabar pavirsim va šitą. Ir čia jūs tada įsidėsite šitą ir paragausite. Gerai? Kuliuose Valentinas Masalskis savas. Šį miestelį savo namais jis vadina jau 8 metus. Tai labai įdomus miestelis, kad jame staigiai, kad Sofija Čiurlionienė tenais mokėsi, užaugo, kad knygnešiai, neįtikėtinai patys stipriausi Lietuvoje knygnešiai, kad Vaižgantas, kad Čiurlionis daug kartų buvo atvažiavęs ir paišė tenais. Ir tu pamatai, kad netgi tais tarybiniais, tais sovietiniais metais, okupacijos metais, netgi tada atsiranda žmogus, kuris kažkodėl tai padaro visiškai darbštus žmogus, atsidavęs žmogus. Ir jis padaro vieną geriausių kolūkių Lietuvoje. Ir pirmieji kompiuteriai atsiranda būtent toj gimnazijoje. Mane nustebino, netgi buvo, aš kiek klausinėjau žmonių, nebuvo, reiškia, negalima nusipirkti nei alaus, nei šnapso, nei vyno. Tais laikais jis buvo tai padaręs, kad būtų sausos įstatymai. Pastatė milžinišką teatrą su 500 vietų sale. Jis buvo užsimanęs padaryti tokį teatrą Kuliuose. Tai žodžiu, ta vieta kažkokia jinai keista kažkokia keista trauka yra. Įsikūręs Kuliuose, aktorius ir režisierius kaip mat įsiliejo į kultūros lauką. Kultūros virenė, iš naujo atgimusi, atvira meninė erdvė, kurios vienas iš sumanytojų ir idėjos nešėjų būtent Valentinas Masalskis. Čia susitinka teatras, muzika, dailė. Organizuojami spektakliai, koncertai, aktorių pasirodymai, parodos. O Valentino Masalskio kartu su žmona sumanytas Sofijos festivalis, kitąmet minėsiantis 10-metį, tapo reiškiniu ir tikru traukos centru meno mylėtojams ne tik iš Lietuvos, bet ir svečių šalių. Daug užsieniečių buvom atvežę prieš daugelį metų. Jau jis 10 bus greit festivalis kitais metais. Tai tokia atliekam tokią švietėjišką, veiklą. To rajono pakelt, kad žmonėms būtų... Švis, menininkas turbūt yra tas žmogus, kuris iš jo nieko daugiau nereikia. Jis padeda nugyventi kitiems žmonėms gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu jiems labai liūdna, tai jis juos pralinksmina, o jeigu jie per daug linksmi, tai jos nuliūdina. Pakalbėdamas apie būtį, apie gyvenimo prasmę, apie mirtį. Tai menininkų turbūt tokia užduotis kaip ir dvasininko, tiesiog nugyvent su ta karta gyvenimą. Tai man atrodo tokia, ir čia nereikia nei labai daug kalbėti apie tos menininkus, kad jie ypatingi, paprasčiausiai jie turi išnaudoti, padėti žmonėms nugyventi tą sunkų gyvenimą. Jis yra sunkus, iš tikrųjų jis yra sunkus, nugyventi jį sunku. Didžiąsias teatro ir kino scenas užkariavusi aktorių, likimas į Klaipėdos kraštą atvedė prieš 14 metų. Gavęs pasiūlymą,
Uostamiestyje rengti jaunuosius aktorius, menininkas užsibrėžė tikslą – atgaivinti Klaipėdos kultūrą ir padėti čia skleistis jauniesiems talentams. Kai aš atvažiavau į šitą rajoną, į Klaipėdos rajoną, ir pamačiau jo tokią pačią miesto tuštumą, kad labai mažai žmonių likę. Pamačiau, kad labai kraštas labai turtingas, labai žmonės darbštus. Ir tada man toks užsinorėjo tiesiog padėti tam kraštui neatitolinti jo nuo tokios Vilniaus veikiančios, labai intensyviai veikiančios kultūros, bet kaip tik jį pritraukti ir atvežti daugiau jaunų žmonių. Mano užduotis buvo į šitą kraštą atvežti daug jaunų menininkų, žmonių, kurie galėtų padėti tiem žmonėms kurti, kad čia atsirastų kažkokia gyvybė. Toks mano buvo tikslas. Vilnių labai jauni žmonės atiduoda daug energijos kovodami dėl vietos vienas su kitu. Jie galėtų žymiai daugiau padaryti Telšiuose, Plungėj, Klaipėdoj, Šiauliuose. O Vilniuje aš matau toks tankis jaunų žmonių, visi nori sostinę, bet tankis toks didelis, kad jie pradeda labai daug energijos atiduoda kaudamėsi vienas su kitu dėl paprasčiausios darbo vietos. Ir didelė kūrybinė energija išeina būtent toj kovoj. Bet visi kažkaip atrodo, ten bus šilčiau. Ir žinai, nebijot pradėti ir daryti kažką, tai manau, ne vietovėje esmė. Į Klaipėdą ir Klaipėdos universitetą jis tuo kartą atsivežė ir jauną trupę suburtą iš Vilniaus kolegijos menų fakulteto studentų. 2011-aisiais Klaipėdos universitete Valentinas Masalskis surinko pirmąjį vaidybos kursą. Aš pamačiau, kiek daug klaidų yra daroma auklėjant aktorius, nes mes buvome mokinami tokiai rusiškai Maskvos ir Stanislavskio sistemoje, ir tada aš mečiausi į modernę psichologiją ir pradėjau nuo to atsispyriau ir pradėjau galvoti, kad to reiktų atnešti jauniems aktoriams. Taip ir tapau režisierium, irgi taip pat visai to nenorėdamas. Tai tu tiesiog keliauji tuo pačiu keliu, tik tai jisai plečiasi, jis kažkaip tai atsiranda, nežinau, o pedagogika tai yra matymas kito žmogaus, matymas jauno žmogaus, ko jam reikia. Dėl to visi kursai, šitie žmonės, kurie dabar atėjo ir su kuriais dabar jau jie yra į trečią kursą keliauja, aš su jais dirbu visai kitaip, negu dirbau su visais kitais. Jie yra visai kitokie, jie yra visai kitaip motyvuoti. Ir dėl to kiekvienas kursas keičiu visą programą tam, nes žmonės priešais mane visai kitokie. Jie yra žymiai laisvesni, žymiai daugiau motyvacijos turinti žmonės, norintis labai greitai orientuojantis, žymiai greičiau negu aš. Ir visai kitus norus turinti žmonės, kitus tikslus. Dėl to mes turim keisti ir pačią programą. Dėl to švietimo sistema yra labai jai sunku keisti. Švietimo sistema pati nepaslankiausia pokyčiams. Jai atrodo, kad tos dogmos turi tokios būti. Ir dėl to vaikai labai nusivilia mūsų mokyklą ir mes turim keistis. Mes privalom dėl to keisti, nes jie yra pat kitokie. Pasikeitė visos formos, pasaulis. Jo, ir dėl to jie yra žymiai įdomesni, laisvesni, šitie jauni žmonės. Ir mes turim arba išgirstame juos, arba tampam seniais, kurie bamba. Ir nebegirdi jų. Jie gyvena panašų gyvenimą, bet jie kitose formose gyvena. Ir tu nebeišgyveni tų kultūrinių saitų, kuriuos išgyvena jie. Ir jų problemos jau ne tavo problemos. Tavo problemos jau nueina su tavimi. Ir tai yra labai natūralu.
Tik reikia tam matyti, reikia stebėti, kaip tu pats senti, juoktis iš to, pasišaipyti netgi iš savo nesugebėjimo kažkokiu tai pasivyti tą gyvenimą ir nereikia jo vytis. Mes jau nugyvenom savo gyvenimą, reikia dabar perduoti stafetę jiems ir jie turi toliau keliauti. Į Klaipėdą iš visos Lietuvos atvažiavo būrys jaunų, talentingų būsimų aktorių. Pirmuosius savo vaidybos studijų metus jie užbaigė ne šiaip sukurdami spektaklį, o įkurdami naują teatrą Klaipėdos jaunimo teatrą, o vėliau ir Taško teatrą. Būtent naujas požiūris į teatrą viena iš Valentino Masalskio diegiamų vertybių. Dėl to aš ir sakau, kad jeigu jums patinka toks teatras, koks šiandien jis yra aktoriams, sakau, tai jūs neikite jau į tą teatrą, nes jau viskas padaryta, jūsų vieta užimta, jūs turite surasti, kas yra truputėlį, ne tai, kad viskas blogai, bet, sakykime, ką mes čia galim pagerinti ir tada eini pagerinti. Paprasčiausiai pagražinti tą pasaulį reikia. Vos ir labai nedaug, nes jėgų neužtenka, ką nors daug padaryti. Labai nedaug tik tai gali padaryti. Dėl to galvoju, kad taip. Kad kiekviena karta kažką vis prideda prie šito pagražinimo. Mano gyvenimas turbūt buvo labai lengvas. Nemanau, kad jis buvo sunkus mano gyvenimas. Bet kada žiūriu į kitų žmonių gyvenimus, tai man atrodo, kad jie gyvena kartais, norisi jiems kažką pasakyti, šiltą žodį arba padėti. Mano gyvenimas, aš nežinau, aš kažkaip rasdavau galbūt. Man padėjo labai daug. Man gyvenimas buvo labai palankus dėl to, kad sutikau labai daug malonių ir gerų žmonių. Gerose vietose turbūt atsirasdavau gerų laikų. Nežinau, bet jo, atvirai kalbant, tai jo, mane taip sakyti, jeigu taip kalbėti, tai lydėjo tas angelas globojo. Man sekės. Kažkaip tai galvoju, laiku suradau savo vietą. Labai sunku surasti save šitam visam pasaulyje. tą vietą, kur tu galėtum būti naudingas šitam gyvenimui. Valderis labai gražiai yra pasakęs, Oskaras Valderis sako, kad tuos, kurias myli tvėrėjas, Dievas, tai jis duoda jiems išgyventi didelius, patį didžiausią sielvartą ir pačią didžiausią laimę, palaimą. Nes gyvenimas niekur daugiau negali mums duoti, išskyrus begalinį sielvartą, kai mes kažko netenkam, ir begalinę palaimą. Tai jeigu išgyveni tos du dalykus, tai turbūt neveltusi nugyvenęs tą gyvenimą. Valentinas Masalskis per visą savo gyvenimą yra sukūręs daugiau kaip 100 vaidmenų teatre ir kine. Kūrėjas sako jų neskaičiuojantis ir pabrėžia, ne jis vaidmenį sukūrė, bet jie suformavo jį kaip asmenybę. Patys vaidmenys visi, tie didieji vaidmenys, kuriuos tu gauni, jie yra už tave žymiai stipresni. Ir kaip režisierius Lupa gražiai sako, Raskolnikovas
arba Hamletas, jisai gyvas amžinai, o Šekspyras yra miręs ir Dostojevskis yra miręs. Tai vaidmenis mane padarė, ne aš juos. Ir mes kiekvieną dieną vaidinam kažką tai. Nei vieno žmogaus nėra, kuris nevaidintų. Mes vienaip kalbam su direktorium, kitaip kalbam su kitu žmogum, kitaip bendraujant. Tos kaukės mes keičiam jas tiesiog nepastebimai, bet tos kaukės tokios būna mažas mūsų diapazonas. O vaidmenis, jeigu tu patiki tuo, ką tikėjo tavo personažas, tai tu pradedi augti. Tu paprasčiausiai, tu turi viltį, tu turi tikėjimas atsiranda. Nes aš tai neįdomus visai kaip Masalskis. Bet patys vaidmenys ir patys siekiai tų vaidmenų tave padaro stipresniu. Pavyzdžiui, tu sako dažnai, tu idealistas, aš nesu idealistas, aš jo noriu būti. Ir tas noras būti žmogum, noras būti kažkokiu kitokiu padaro mus, kad mes padėm kažkokį gerą daryti arba veikti kitaip. Noras pinigų padaro žmogų gobšą, jisai pradeda ieškoti pinigų. Tie norai padaro mus. Dėl to vaidmenys jie iš mūsų padarė labai daug. Man tai, aš esu visiškai silpnas ir neįdomus žmogus, bet jų mintis, jų siekiai tų personažų man padaro norą gyventi. Aš pradedu norėti būti kitoks, truputėlį būti kitoks negu aš čia esu. Dar aš to vaidmens nesukūręs, kurį norėčiau sukurti. Nežinau, nieko nenorėjau, visą laiką ateidavo, taip žinai, niekad nesvajojau, kad tą turiu suvaidinti. Bet ateina iš darbo, tu tiesiog gauni pasiūlymus kažkokius. Bet kai dabar žiūri tuos, ką aš padaręs, tai atrodo, ten buvo kažkokie eskizai. Ir tu visą laiką galvoji, kad dar kažkas sunkus darbas laukia priekyje. Pasak Valentino Masalskio, teatro stebuklas prasideda nuo mažų dienų, klausantis, stebint, žaidžiant, kai scena tampa pasaulio pažinimu, o pasaulio pažinimas galop nuveda ir iki scenos. Taip, kaip nutiko ir Valentinui Masalskiui. Mano tėvai buvo darbininkai, mes neįdom į teatrą, mūsų teatras, aš turėjau teatrą kieme, aš vaidindavau kaimynam, darydom tokias šventes. Nežinau, supranti, kaip pasakyti, taip pasakyti, nuo ko mes ateinam į savo gyvenimo kelią, kodėl mes apsivedam arba ištekam, kodėl mes atsiduriam toj vietoj. Turbūt vien tik tai galima spėlionės pasakyti, kad labai daug faktorių, vadinamų atsitiktinumų, kurie nėra atsitiktinumai, turbūt atveda mūsų tą vietą, kurioje mes atsiduriam dabar, kaip sėdim ir su tavi šnekamės. Aš negalėčiau pasakyti, kas daug labai dalykų, kurie mus paskatina stoti, susidomėti, pamatyti. Bet turbūt pats didžiausias tai postūmis turbūt buvo, kada aš išmokau 6 metų Grybų karą atmintinai skaityti ir jį padariau. Ir jį rašiau 18 metų, atrodo. Ne, ką aš 18. Rašiau 26 metų, 5 plokštelę. Ir dabar įrašiau tą plokštelę. Ir aš ir tada, ir 26, ir dabar skaičiau taip, kaip skaitė tas vaikas. Aš dariau tos pačius balsus, tos tempus dariau. Kaip tas vaikas darė 6 metų. Ir kada mane pastatydavo prie stalo ir aš skaitydavau per balius, tai aš mačiau, kad tie žmonės laimingi. Jie juokiasi, jiem patinka. Antras dalykas, aš toj knygai Grybų karo perskaitęs jį, aš supratau, kad aš galėsiu pakalbėti, pavyzdžiui, apie pasipūtimą. Man labai nepatikdavo, kaip kažkoks žmogus pasipūtęs. Tai aš per tą grybą, pavyzdžiui, apkalbėtoją aš galėsiu suvaidinti. Pasakyti jiems kitom formom, kad taip galbūt negalima gyventi. Ir man tas Grybų karas buvo tokia
sociologinė tokia, žinai, tokia psichologinė žmogaus analizė įvairiausių archetipų žmonių tokių. Tas buvo labai toksai, žinai. Ir man labai patiko tai, kad tu gali tą literatūrą pakalbėti apie mūsų, apie kokie mes esam keisti ir kaip galėtume biškai pasigydyti. Kokia pasipūtus palėpė, koks garbėtroška baravykas. Mane visą gyvenimą domino tik vienas dalykas - žmogus. Tas tvėrinys, šitas žmogus yra man didžiausia paslaptis, tai yra galaktika. Taip kaip į tą žvaigždę žiūri, tokia galaktika, taip ir žmogus. Jo nuopoliai, jo pasipūtimai, jo atlikti darbai, jo mintis, iš kur jos ateina. Gamta, kuri yra neįtikėtino grožio man aplink, ir žmogus. Tai iš ko aš gavau, tai iš žmogaus ir iš gamtos. Žinai, patys miestai, architektūrinė, tas paveldas mane domina, bet ne tiek, kiek žmogus, ne tiek, kiek jo sugebėjimas kažką sukurti, jo sugebėjimas kažką pasakyti vienas kitam, būt, kaip sako Paskalis, nuo mėšlo iki žvaigždžių žmogus yra. Jis gali būti pats nuožmiausias padaras ir pats iškilmingiausias. Tai tas man tas pasakymas Paskalio yra, tai mane domino daugiausiai žmogus. Ir dėl to turbūt atėjau į tą tokią terpę ir pradėjau, ir teatre tą patį darau. Kalbu apie tą žmogų. Teatras ugdo neabejingumą ir išryškina žmogiškasias vertybės – empatiją, orumą, atsakomybę. Būtent dėl šios misijos Valentinas Masalskis pasiryžo kurti kartu su jaunaisiais Ukrainos kūrėjais. Noriu pastatyti jiems Nastaravičiaus spektaklį Paukštinė bendrabutį. 11 merginų, vienam berniukui, jie atvažiuoja, čia mes padarėm tokias sąlygas. Va čia jie ir nakvos šokio katedroje ir repetuosim kiekvieną dieną ir per 2 savaitės turėtume labai tokį juodraštį padaryti, o paskui aš nuvažiuosiu savaitę pabaigsiu, nes jie nori gyventi, jie nenori galvoti apie vien žudynės, jie nori toliau tęsti tą gyvenimą, bet kokiose sąlygose, ir mes turim padėti. Taip. Nes galbūt kas nors padės mums. Galvoju taip. Dėl to darai, ką gali, žinai. Publikos vertinami Valentino Masalskio darbai pažymėti ir gausybę apdovanojimų. Nacionalinė premija, auksiniai scenos kryžiai, sidabrinė gervė, ordinai ir garbėženklai, Klaipėdos kultūros magistro titulas. Tačiau svarbiausia Valentinui Masalskiui ne įvertinimai, o teatre užsimezganti žmonių bendrystė ir erdvė, kuri įkvepia kurti. Klaipėda turi tokį vieną patį didžiausią turbūt stebuklą, kurio mes niekad nenugalėsim, tą stebuklą jūros stebuklą, gamtos stebuklą. Man atrodo, kad palinkėčiau, kad mes visi tiesiog pajaustume, kokią dovaną mes turime jūrą, šitą kraštą, pamario, kad pamatytume, kiek mes turim jaunų žmonių, kiek turime nuostabių žmonių aplinkui mus. Kad pamatytume, kad mes pasipildytume truputėlį. Aš norėčiau, kad atsirastų daugiau judesio, daugiau gyvybės mieste. Ir dabar matau, ką aš dabar matau. Matau, kad jisai, kaip ir visa Lietuva, jis atsigauna šitas kraštas.
jausdavau, kad jis visą laiką lyg kažkur vėluoja. Lyg centras jau pajudėjo, Klaipėda dar visą tokiam sąstingį vis pasitikrindavo, ar galiu jau judėti, ar galiu judėti, ar galiu kažką pasakyti. Ir man atrodo, dabar jin turi pradėti kalbėti, jin turi pasakyti. Nes pati jūra turi mums padėti kalbėti. Ir matydamas, kiek dabar čia vyksta judėjimo, kiek vyksta renginių, tu pažiūrėk, kiek pradėjo važiuoti žmonės, kiek labai teisingas žingsnis tų švenčių. Tegul būna jos, sakykime, tokios masinės šventės, masiniai renginiai, bet jie yra pritraukę ir tai juda ir ekonomiškai, tai juda ir dvasiškai. Ir žmonės pradeda matyti, kad čia galima būti, čia galima gyventi, čia galima kvėpuoti.